Sveiki, mano vardas Agnė ir mes su kolege Aušra norime pristatyti projektą, kurį įgyvendiname Teisingumo ministerijoje – Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapis. Ministerija mums įvardino poreikį surinkti ir susisteminti informaciją apie Lietuvos žmogaus teisių sistemą, pagrindinius jos dalyvius, stiprybės bei trūkumus. Tad šį projektą konstravome iš 4 pagrindinių sluoksnių. Pagrindinis šio projekto rezultatas yra pats Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapis, taip pat atlikome sistemos iššūkių analizę, tarptautinių ir nacionalinių rekomendacijų Lietuvai analizę bei užsienio praktikų analizę. Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapyje įvardiname pagrindinius šios sistemos dalyvius, tai yra 24 valstybinės institucijas bei nevyriausybinės organizacijas, žmogaus teisių sritis, kuriuose šios institucijos veikia, jų funkcijas, joms pavaldžias įstaigas, bei tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo formatus, kuriuos šios institucijos inicijuoja. Parodysiu žemėlapio fragmentą. Šiuo metu šis žemėlapis yra lentelės formate. Lentelės centre yra išvardinti žmogaus teisių sistemos dalyviai ir į abi pusės nuo centro vardinamos žmogaus teisių sritis, kuriuose šios institucijos veikia. Taigi šiuo atveju Teisingumo ministerija yra mūsų pavyzdys. Į dešinę pusę nuo centro išvardintos padidėjusioje rizikoje patirti žmogaus teisių pažeidimus esančių asmenų grupės, prie kurių teisių užtikrinimo Teisingumo ministerija prisideda, pavyzdžiui, moterų teisės, o į kairę pusę nuo centro yra išvardintos teisės pagal tipą, prie kurių užtikrinimo prisideda Teisingumo ministerija, pavyzdžiui, teisė į privatumą. Kaip ir minėjau anksčiau, lentelėje taip pat yra įvardintos funkcijos, institucijoms pavaldžios įstaigos bei bendradarbiavimo formatai, kuriuos kiekviena institucija inicijuoja. Kitas mūsų projekto etapas buvo iššūkių apžvalga. Įgyvendinę interviu su 43 valstybinių institucijų bei NVO atstovais ir atstovėmis išskyrėme pagrindines iššūkių grupes, su kuriomis susiduriama Lietuvos žmogaus teisių sistemoje. Tų iššūkių pavyzdžiai yra lyderystės ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumas arba tarptautinių rekomendacijų įgyvendinimo kliūtis. Kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Kolegė Agnė papasakojo apie 4 mūsų projekto sluoksnius, su 2 iš jų supažindino. Tai yra Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapis bei sistemos iššūkių analizė. Aš papasakosiu apie 2 papildomus sluoksnius. Tai žiūrėdamos į Jungtinių tautų bei ES žmogaus teisių stebėjimo mechanizmų ataskaitas, taip pat Lietuvos kontrolierių įstaigų rekomendacijas Lietuvai, išskyrėme 6 pagrindinės probleminės žmogaus teisių sritis Lietuvoje. Keletas pavyzdžių yra visapusiškas moterų teisių užtikrinimas, migrantų teisės bei skaitmeninės teisės. Pirmasis etapas mums leido kelti klausimą, kokie kitų šalių žmogaus teisių sistemos elementai padėtų spręsti Lietuvos žmogaus teisių sistemos iššūkius. Pasikalbėjusios su 4 šalimis, suradome vieną įdomų pavyzdį, tai Lenkijoje veikianti lygybės ministro pareigybė. Antrojo projekto etapo rezultatas leido klausti, kokie kitų šalių sprendimai konkrečiose žmogaus teisių srityse padėtų Lietuvai užtikrinti žmogaus teisės. Pasikalbėjusios su 9 skirtingomis šalimis, vieną įdomų pavyzdį radome Ispanijoje. Tai Ispanija garsėja efektyvia Romų integracijos programa, kurią vykdo nevyriausybinė organizacija. Tai kaip pasiklosi, taip išmiegosi, mes sakom, tačiau jeigu sistemoje lieka žirnių, tai miegoti yra sunkiau. Ir mes su Agne tikimės, kad sukūrusios Lietuvos žmogaus teisių žemėlapį padėsime efektyviau naviguoti žmogaus teisių sistemoje, pasiskirstant atsakomybės ir geriau suprantant skirtingų veikėjų funkcijas. Primenu, kad pagrindinis mūsų projekto rezultatas yra Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapis. Jo pagrindu ir taip pat kitų etapų rezultatų pagrindu mes suformuojame rekomendacijas žmogaus teisių sričiai Lietuvoje, kurias pristatysime Teisingumo ministerijos bei vyriausybės renginiuose. Dėkojame už bendradarbiavimą
Lietuvos ir užsienio institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir taipogi kviečiame su mūsų žmogaus teisų sistemos žemėlapiu susipažinti puslapyje kurk.lt.lt.